Broliai seserys, taigi šiandien prasideda Adventas, tai pasiruošimo kalėdoms laikas, kaip ir gavėnia yra pasiruošimo Velykoms laikas. Žodis Adventas yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio adventus, kuris reiškia atėjimas. Mes ruošiamės švęsti viešpaties atėjimą, kuris įvyko maždaug prieš 2000 metų Betlejuje. Dievas atėjo į mūsų pasaulį, pasislėpęs mažame kūdikėlyje, kaip ir bet kurie kiti kūdikiai. Dievas atėjo tarp mūsų kaip vienas iš mūsų, kad dalyvautų žmonijos džiaugsmuose ir skausmuose ir kad žmonija dalyvautų Dievo džiaugsme. Šis Dievo atėjimas per Kalėdas yra neįsivaizduojamas. Joks žmogus, jokia religija niekada nedrįso įsivaizduoti, kad Dievas taps žmogumi. Tik Dievas galėjo išdrįsti sugalvoti tokį slėpinį. Tikrai, tai, kad Dievas nusileido į žmogaus prigimtį, yra neįtikėtina. Jei juo tikime, tai tik per tikėjimo dovaną. Ir be šios antgamtinės dovanos negalėtume tikėti, kad Betlėjaus edžiuose gulintis suvystytas kūdikis yra visagalis Dievas, dangaus ir žemės kūrėjas. Šis nepaprastas ir neįtikėtinas Dievo atėjimas prieš 2000 metų nėra vienintelis Dievo atėjimas žmonijos istorijoje. Tai buvo pirmasis Jėzaus atėjimas, tačiau yra dar vienas Jėzaus atėjimas, kuris dar neįvyko. Kaip Jėzus daug kartų moko Evangelijose ir taip kaip mes girdėjome šiandien per Evangeliją, pasaulio pabaigoje Jėzus ateis šlovėje. Žmonijos istorijoje bus paskutiniai metai, paskutinė savaitė, paskutinė diena ir paskutinė valanda. Ši paskutinė akimirka bus matomas Jėzaus atėjimas savo šlovėje. Ta akimirka žmonija bus galutinai išvaduota iš blogio. Ji bus visiems laikams laisva nuo nuodėmės, nuo pagundų, nuo kūno ir dvasinių kančių. Kaip rašoma apreiškimo Jonui knygoje, Kristus nušluostys kiekvieną ašarą nuo mūsų akių ir mirties nebebus. Ir nebebus liūdesio, verksmo ir skausmo. Būtent todėl krikščionys tiki, kad pasaulio istorija baigsis laimingai. Ir per Adventą taip pat mes galvojame irgi apie antrąjį Jėzaus atėjimą laikų pabaigoje. Ir visa bažnyčia per Adventą meldžiasi, sakydama: Ateik viešpatie Jėzau, ateik, aramėjiškai Maranata. Taigi, per Adventą mes esame kviečiami mąstyti apie du Jėzaus atėjimus. Jo pirmąjį atėjimą skurde, Betlėjuje, ir jo paskutinį atėjimą šlovėje, paskutinė diena. Tačiau per Adventą, broliai seserys, mes esame kviečiami galvoti ir apie trečiąjį Jėzaus atėjimą.
Kas yra tas trečiasis Jėzaus atėjimas? Jis vyksta tarp pirmojo ir paskutinio Jėzaus atėjimo. Ir tai slėpiningas Jėzaus atėjimas į mūsų širdis per krikštą. Nuo pat mūsų krikšto dienos Jėzus paslaptingai ir tyliai apsigyveno mūsų širdyse. Ta diena, ta krikšto diena, mes tapome viešpaties namais, maža šventykla ar tabernakulu. Jėzus apsigyvena mūsų širdyse, kad įtakotų mus iš vidaus, kad jo ramybė nuramintų mūsų neramią širdį, kad jo šviesa apšviestų mūsų aptemusią širdį ir kad jo meilė sušildytų mūsų atvėsusią širdį. Ir jeigu mes stengiamės vaikščioti su viešpačiu, jo buvimas mumyse auga, jo įtaka didėja ir pamažu jo šventumas mus pašventina. Brangus katekumenai, ruošdamiesi krikštui, jūs ruošiatės viešpaties atėjimui į jūsų širdis. Jums skirtas ypatingas advento laikas, kuris nesibaigs per kalėdas, bet tęsis iki Velykų vigilijos, kai viešpats per krikštą nusileis į jūsų širdis. Ir šio laukimo ir pasiruošimo laiko tarpu dažnai sakykite viešpačiui ateik. Ateik ir suteik man savo ramybę. Ateik ir duok man savo šviesą. Ateik ir duok man savo meilę žmonijai. Ateik ir atleisk man. Ateik ir paguosk mane. Ateik ir sustiprink mane. Ateik ir palaimink mane. Mieli katechumenai, jūs supanti tikinčiųjų bendruomenės meldžiasi kartu su jumis ir prašo viešpatį, kad jis vis labiau artėti prie jūsų iki jūsų krikšto dienos, kai ateis ir amžinai gyvens jūsų širdyse. Amen.